Keletas minčių vis nepalieka mano galvos pastaruoju metu, kad mes esame čia tam, kad patirtume viską, bet rodos neturim tam laiko. Visur lekiam, skubam, gyvenimas rutina užsisuka ir atrodo visos dienos bėga taip pat. Kartais net nepastebi, kaip pavasaris prabėga. Noriu pabandyti pralėtinti, pajausti, kad esu gyva. Norisi viską daryti su intencija, o ne tiesiog autopilotu. Esu labai laiminga ir dėkinga už tai, kad esu gyva ir džiaugiuosi, kad ir tu esi gyvas ir galiu su tavim pasidalinti, ką veikiau pastarąją savaitę, kaip stengiausi prilėtinti ir išsiugdyti naujus įpročius tam, kad galėčiau gyventi, o ne tiesiog pralėkti pro savo gyvenimą. Turim labai gražų penktadienio rytą. Ir gaminuosi savo vienus mėgstamiausių dabar pusryčių, tai yra šakšuka. Aš net nežinau, ar aš tikrai taisyklingai tariu, bet svarbiausia ne kaip tari, o kaip pagamini. Man labai patinka, ant kiek yra paprasta, bet turi labai gerą skonį ir tiesiog taip skaniai pavalgai, lėtai. Aišku, dažniausiai šitos pusryčius darau, kai turiu laisvą dieną, kaip šiandien, nes dažniausiai prieš darbą darau tiesiog avokado toastą su kiaušiniais. Šiaip dabar atrodo tokia prabanga turėti lėtą rytą, niekur neskubėti, tiesiog daraisi savo pusryčius. Toliau niekas netrukdo, tiesiog su savim. Man asmeniškai savo maisto gaminimas, ypač sveikesnio, skanesnio, man jaučiasi kaip meilės savo tiesiog. Tai jeigu aš dar galiu ir lėtai viską daryti, neskubant, tai išvis pastebėjau, kad dabar tai stengiuosi tyliai pabūti, nesijungti kažkokių podcastų ar kokios muzikos, kol gaminuosi maistą, ruošiuosi. Kažkaip padeda nesijausti tokiai overstimulated ir kaip tik dar pasimėgauju to procesu labiau. Šiek tiek susiruošiau. Šiandien gal nėra pati šilčiausia diena, bet išlindo saulė ir rodo, kad iki pat vakaro bus be debesėlio saulėta. Tai esu labai palaiminta gyventi netoli jūros, tiksliau 5 minutės peškomis su mano kojomis ir aš jau prie jūros. Tai į paplūdimį gal eit degintis dar yra per šalta, bet kopose esu atradus vieną vietelę, kur tikrai, jeigu vėjas neužeina, tai tikrai gali pasideginti, pasimėgauti saulę. Ir galvoju, tikrai nenoriu sėdėti namuose šiandien. Užsidėjau jau netgi maudymuką ir manau eisim pasimėgauti saulite, gauti vitamino D ir pabūti tiesiog lauke, lėtai neskubant praleisti šitą dieną. Noriu ją pasimėgauti. Ir kad ir kaip keistai beskambėtų, bet dabar jaučiuosi tokia gyva ir tiesiog pilna energijos, nes pastarąją savaitę labai taip stipriai sirgau ir turėjau ir dirbti vienu metu. Tai labai pavargus buvau, ne kiek mentaliai, ne mintyse, bet pavargęs mano kūnas jautėsi. Tai dabar taip gera jausti vėl save kaip save, tiesiog stipriai. Čia tikrai toks yra juokingas dalykas, kad kai susergi, pradedi labai vertinti, kai nesergi tą savijautą. Aš aišku dar turiu šiek tiek slogo, gali girdėtis, bet jau tikrai nėra taip blogai ir ta savijauta nereikia per save lipti, kad paprasčiausius dalykus pasidaryti, tai labai tuo mėgaujuos. Palaukit biškį, pažiūrėkit, kokias mielas man vakar gėlytes Kornelija atnešė iš lauko. Nu, žiauriai cute. Tai aš tiesiog pasidėjus prie savo lovos dabar esu, nes žiauriai miela. Ir noriu rasti kokią nors dar geltoną gėlytę ir įsidėti. Tai gal ir pavyks tą padaryti mums. Tai gerai, susidedu savo daiktus ir keliausim prie jūros, pasimėgauti ją, tiksliau į kopas. Ir manau dar užsuksim
į parduotuvę, nes aš noriu labai ledų. Einam pasimėgauti šito penktadienio. Taigi mes jau čia atėjom pagaliau. Žiauriai graži diena, iš tikrųjų labai šilta ir tikrai pats tas deginimuisi ir buvimui kopose. Aš žiauriai laiminga esu. Kaip matėt, nusipirkau šiek tiek snekų, pasiėmiau alyvuogių su baltuoju sūriu. Nežinau, man labai gerai skambėjo. Supratau, kad pasiėmiau vandens buteliuką, bet neįsipyliau vandens. Tai taip gaunasi, kai filmuoji ir tiesiog apie daug dalykų galvoji vienu metu. Tai pasiėmiau atsigerti toniką, dar iš namų pasiėmiau vieną kivį, bananą ir šiek tiek braškių, tiesiog užkandžiauti. Ir svarbiausias dalykas tikriausiai, kurį jau reiktų valgyti, nes įstirusą pasiėmiau proteininių ledų iš Lidlo ir čia yra su peanut butter, tai riešutų sviestu. Man labai labai patinka šitie. Paukščiai čiulba, saulytė šviečia, giedra. Labai ramu čia, nes kopose čia yra tokių vietelių, kur tiesiog kaip smėlio lopinėliai tarp augalijos, tarp gamtos ir visai nėra žmonių, privatu ir tiesiog gali būti su savim. Užsidegsiu savo mėgstamiausią smilkalą, valgysiu ledus ir mėgausiuos šituo laiku. Nesenai vėl sugrįžau prie kasdienės meditacijos, prie laiko, kai nereikia nieko permąstyti, padaryti, nereikia niekur būti, tik čia. Su tuo ateina supratimas, koks mažas esi ir koks trapus, bet mielas tavo gyvenimas. Kas šitam sakiny svarbiausia, žodis esi. Tu esi čia, ne kažkur prieš 3 metus pokalbė su kokiu nors žmogum ir ne ateityje savo išsvajotam darbe. Ne, tu esi čia, dabartyje, būtent šitam momente. Jei nori gyventi ir jausti, kad gyveni, turi tai ir daryti, o ne bėgioti po praeitį ir spėlioti ateitį. Ta aš ir bandau daryti diena iš dienos. Būti momente, sulėtėti ir nėra tikrai kiekvieną dieną lengva ir paprasta tai daryti, bet apie tai ir yra grožis to lėtėjimo ir momento pagavimo. Kiek gražus pavasaris šiais metais, tai ir aš puikiai suprantu, kad jis man gražus, nes aš turiu tokį požiūrį dabar ir aš stengiuosi pastebėti mažiausius dalykus ir čia grinai gaunasi fake it till you make it. Tu stengiasi, kol galų gale nebereikia stengtis ir tu tiesiog ne tai, kad praeidamas tiesiog pastebi dalyką ir gražiai atrodo. Tu tiesiog geriesi tuo ir tau viduj tiesiog gera, gražu ir atrodo vertini labai tą pavasarį, o ne tiesiog, jis yra. Tai žiauriai gražu, žiauriai, nežinau, jaučiuosi kaip tikras gyvūnėlis ar augalas, kuriam saulė, graži diena suteikia žiauriai daug džiaugsmo, meilės, ramybės realiai. Apsižvalgai, kad nesvarbu per ką mes eitume gyvenime,
vis tiek visi sezonai eina ir praeina ir tas laikas prabėga. Ir va būtent laikas bėga, nesvarbu, ką tu darai, nesvarbu, kaip tu jauties, nesvarbu, per ką tu eini, jisai eina ir praeina. Ir nuo tavęs priklauso ir nuo tavo minčių, kaip tu praleisi savo laiką, kaip tu praleisi savo gyvenimą, kaip tu praleisi šitos metus, ką tu per juos nuveiksi ir kaip tu elgsies per tas situacijas, kurias tu gauni per tuos metus ir koks bus tavo požiūris. Tai viskas priklauso nuo tavęs, nuo tavo minčių. Ir dabar medituojant ar pradėjus iš naujo medituoti, aš matau, kaip mano mintis švarėja. Aš daug ramiau viską reaguoju ir noriu, kad šitas mano dalykas stiprėtų, tai mano valia, tas nusiteikimas ir dalykams, kuriuo aš noriu. Aš galiu nusiteikti ir iš tikrųjų jų pasiekti lengviau. Ir aš žinau, kad viskas eina pagal planą, pagal tai, koks jis yra. Ir man asmeniškai nereikia visko žinoti. Aš neprivalau žinoti visų atsakymų. Viskas gerai yra nežinot. Ir laukti, pamatyti, kas bus tiesiog. Ir žinot, kad vienintelis dalykas, už ką aš atsakau, yra taip, kaip aš žiūriu į šitą pasaulį. Ir nesvarbu, kas nutiks. Aš turiu gerą požiūrį. Viskas. Einam pasivaikščioti prieš einant miegoti, nes labai gražus vakaras. We spent years in training, fighting battles uphill. When care is heavy and getting heavier still. If you need or want me, I'm never too hard to find. Kaip gera tiesiog eit pasivaikščiot skirtingais keliais, ne ten, kur visados eini. Čia grinai kaip tas pasakymas, kad kiekvieną dieną eini pro tą patį kelią namo. Tai pabandyk eit pro kitą ir tiesiog gal kažkokį kitą posakį pamatysi, kitą vaizdą, gal ką nors sutiksi. Tai grinai dabar taip ir jaučiuosi, nes visada, kai daug pasivaikščiot čia po salą, po savo miestelį, visada einu prie jūros, nes atrodo labiausiai noriu ją pamatyti. Ir dabar nusprendžiau eiti visiškai kitais keliukais, kuriais niekad nesu ėjus. Faina pamatyti skirtingas vietas, skirtingus žmones, skirtingus pastatus. Ir visai nesenai grįžau prie meditacijos ilgesnės, reguliariau ją daryti. Ir jaučiu, kaip mano kūnas to buvo žiauriai pasiilgęs, tos ramybės ir tiesiog pabuvimo čia ir dabar, nes buvau kažkaip pamiršus šitą dalyką ir užsivėlus visokiom mintim, darbais, dalykais, kur iš tikrųjų nėra tokie reikšmingi ir tikrai jaučiu labai didelį grateful, tiesiog dėkingumą, kad aš turiu dienoj tą laiką ir galiu pamedituoti ir pasėdėti ir pasimėgauti tą realybę. Tai tą ir stengiuosi daryti ir jeigu jaučiat, kad turit laiko tam, tai tikrai tą ir darykit, nes nėra iš tikrųjų nieko svarbiau negu būti čia ir dabar ir patirti tą realybę. The places that I like to hide, and we'll go there side by side. You and I, our footsteps in perfect stride. Nežinau kodėl, bet pastaruoju metu labai dažnai galvoju apie tai, kad norėčiau eiti pabėgioti. Manau, susideda tas faktas, kad čia neturiu džimo, o Lietuvoje 4 mėnesius ėjau taip reguliariai ir dažnai, tai atrodo kūnas gal pasiilgo kažkokio tai sporto, kažkokios tokios fizinės veiklos didesnės.
Nors šiaip mano darbas yra pakankamai fizinis, bet vis tiek norisi kažko dar. Tai sugalvojau eiti pabėgioti. Nežinau, kaip čia man tokia idėja atėjo, nes šiaip nesu aš bėgiotoja kažkokia. Esu lankius lengvąją atletiką, bet labai 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 senai. Tai nežinau, kaip man seksis, bet manau įtakojo gražus oras ir tai, kad aš gyvenu labai gražioj vietoj. Čia saloje yra labai daug draustinių, miškų visokių, paplūdimių takeliai. Ir tai parsisiunčiau Stravą, kad pasižiūrėt takelius bėgiojimo, nes per Google Maps labai sunku tenais. Tai jeigu žinot šiaip kokią programėlę bėgiojimo, kur gali susižinoti tos takelius nemokamai ir panašiai, tai praneškit. Bet šiandien naudosim Stravą ir susiradau beveik 5 km maršrutą. Tai nežinau, kaip man seksis. Pabandysim šiandien mes jį įveikti. Dabar yra rytas. Aš nenorėčiau tai prieš bėgiojimą privalgyti, bet ant tuščio skrandžio irgi nebėgiosi. Tai pasidariau tokį peanut butter ir banano užkandėlę. Tai suvalgysiu šitą ir bėgsim. Pamatysim, kaip tai bus. Šiaip turėčiau bėgti paplūdimiu gan nemažą laiką, tai labai excited, nes turėtų būti labai gražu. Šiandien šiek tiek vėjuota, tai apsirengiu, norėjau šortus dėtis, bet galvoju, dar per šalta, 12 šilumos tik tai. Žiauriai gerai jaučiuosi. Aišku, nebėgau visą laiką, būdavo pauzių, kai paėmė, nes tiesiog reikia dar prisiminti, kaip taisyklingai kvėpuoti, kokiu greičiu man geriausia bėgti. Tai kaip pirmam kartui tikrai užskaitau, žiauriai laiminga. Nusipirkau turkiškos duonelės, pasigaminsiu vėl savo šakšuką, nes vėl išėjame, tai vėl noriu tų pusryčių. Pavalgysiu ir kažkaip pasiplanuosiu, kaip praleisti šitą dieną, bet atrodo jau toks fainas dalykas, kuris suteikia man daug serotonino, dopamino padarytas yra ir net nebuvo taip sunku, kaip galvojau. Tai labai labai happy. Ant tiek gražus rytas ir ant tiek gerai jaučiuosi, kad tiesiog tyloj valgau, žiūriu pro langą ir mėgaujuosi rytu. Dažnai dabar pagalvoju, ką išvis reiškia gyventi lėčiau ar greičiau. Ir per šias dienas suprantu, kad tas lėtesnis gyvenimas yra tiesiog momentų pastebėjimas ir nelaukimas kažkokio didelio įvykio ar kažkokios milžiniškos motyvacijos, emocijų, kurios tiesiog išsprogdintų tave. Ir atrodo, kol to nėra, tai negyveni ir nėra tau faina. Kaip tik manau, tai yra apie mokėjimą džiaugtis mažais dalykais ir mokėjimą jais mėgautis, juos vertinti, tuos mažiausius dalykus, smulkmenas ir kad ir kaip banaliai tai beskambėtų, įsiklausymas į paukščių čiulbėjimo, ar tas momentas, kai užuodi prasiskleidusias alyvas, ar obelų žydėjimą. Tai ir yra apie tą sulėtinimą ir tą momento pagavimą, kai tai iš tikrųjų pajauti, ką reiškia gyvenimas, kažkokią prasmę viskas įgauna. Ir tai tave atitraukia nuo tų sukurtų problemų gyvenimo, iš to ciklo nuolatinio nerimo, nuolatinio streso. Ir nesupraskit manęs klaidingai, tai nėra blogas dalykas. Reikia streso, kortizolis kaip hormonas ne veltui egzistuoja mūsų organizme, mums to reikia, kad mus pastumėtų kažką keisti, kažkaip tobulėti, kažko norėti ir eiti į priekį, bet va būtent jį reikia naudotis tokia paskirtimi, o ne pasiimti tą kortizolį kaip blogą dalyką ir tiesiog sėdėti kamputyje ir dėl visko stresuoti, nervuotis, kankinti savo organizmą, kankinti savo mintis,
savo sielą ir nieko iš to gero nebus, tiesiog suvalgysi save. Aš tikrai dažnai pati esu aplankoma baimės, kad mano gyvenimas man tiesiog prabėgs ir nežinau, man tik 22 metai ir aš tikrai dar mažai to gyvenimo mačius, bet vis tiek visi mes turim galvą, visi mes turim minčių joje ir mane aplanko tokios baimės, kad kaip čia gyventi prasmingai, o ne tiesiog į tą tokį rat race įbėgti ir tiesiog atrodo 40 metų prabėga ir tu tiesiog darai tą patį kiekvieną dieną. Ir manau, kad priešnuodis tam ir yra tas smulkmenų ir momentų pastebėjimas. Manau, mano turinys dabar šiek tiek keisis, skirsis nuo to, ką kurdavau anksčiau. Bet tiesiog aš keičiuosi per metus, tai logiška tikriausiai, kad ir mano kūryba turi kažkaip keistis, nes ne veltui aš dabar tokias didesnės pertraukas dariau nuo turinio kūrimo čia YouTube, nes tiesiog tai, ką aš dariau anksčiau, nebereprezentuoja manęs. Ir kai reikia kurti apie tai, kas nebesi tu, tai pasidaro tiesiog labai sunku, nebeteikia nei džiaugsmo, nei laimės, nei išvis kyla ranka tai daryti. Tai tikriausiai tas ir buvo ir džiaugiuosi, kad paklausiau savęs, padariau pertrauką ir esu dabar labai laiminga galėdama su tavim dalintis tokia, kokia aš dabar esu. Suprantu, kad gal ne visiems patinka tokie video ar toks turinys, bet aš ne apie tai čia, aš apie tai, ką aš noriu perteikti. Ir jeigu kažkam paliečia, tai aš labai džiaugiuosi. Esu dėkinga kiekvienam iš jūsų. Manau, taip jau užbaigsiu šitą video, noriu palinkėti jums to sulėtėjimo ir pasidžiaukit, kiek dar yra to pavasario. Jei norit kaip nors pabendrauti, pakalbėti, tai žinot, kur mane rasti ir galite visada rašyti komentarus savo nuomonę. Dabar atsisveikinus, matysim neužilgo. Ate.